7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki, krepšinio sirgaliai, esu komentatorius Vaidas Čeponis. Na ką, šią savaitę pasirodymą Eurolygoje baigs Kauno Žalgiris, žalgiriečiai žais Paguodos rungtynes Turkijoje, tikėsimės, jog nudžiugins savo sirgalius, nes tiks intriguojančių dvikovų tiek Eurolygoje, tiek Lietuvos krepšinio lygoje. O jūs nepamirškite prenumeruoti mano YouTube kanalo. Sėkmės! Ketvirtadienį įdomi Eurolygos dvikova vyks Miunchene, kur vietos Bayernas priims Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahče komandą. Svarbus mačas abiem ekipoms, Fenerbahče užtikrino vietą pirmajame šešete, tačiau dar gali pakilti ir į pirmąją vietą reguliariajame sezone, bet ir nukristi į trečiąją poziciją. Tuo tarpu Bayernui dar svarbesnis mačas, Bavarai pergalės atveju turbūt patektų į pirmąjį šešetą ir išvengtų įkrintamųjų varžybų. Pastaruoju metu banguotai žaidžia abi komandos. Fenerbahče namie gavo į kaulus nuo Barsos, o Bayernas kiek netikėtai nusileido vienam iš outsiderių, Tel Avivo Maccabi klubui. Spėju, kad vyks labai įnirtinga kova ir Bayernas turi šiokią tokią galbūt persvarą dėl to, kad Vokietijos komanda savo žiūrovų akivaizdoje namie rungtyniauja daug solidžiau nei svečiuose. Fenerbahče gynyba pastaruoju metu kiek suprastėjo. Karstenas Edvardsas, buvęs Fenerbahče žaidėjas, versis per galvą, kad įrodytų Stambulo komandai, jog be reikalo su juo atsisveikino, ir manau, kad bus tikrai sunkiai sustabdomas, ir prognozuoju Bayerno pergalę po dramatiškos kovos maždaug 3-5 taškais. Balandžio 11 dieną Žalgiriui paskutinės rungtynės Eurolygoje laukia išvyka į Stambulo, kur teks kauti su vietos Anadolu Efes krepšininkais, kurie pastaruoju metu turi ilgiausią pergalių seriją Eurolygoje. Ant didžiulės bangos yra Stambulo ekipa, iškovojo 7 pergalės iš eilės ir tikrai pasiteisino trenerių keitimas. Luka Banki daro puikų darbą, visai kitaip žaidžia Efesas nei praėjusį ir už praėjusį sezoną, kai siautėdavo Šeinas Larkinas. Dabar jis žaidžia labiau komandinį krepšinį, pasitraukė kiek į šešėlį, turi labai ilgą suolą Anadolu Efes ir pastaruoju metu itin pagerino puolimą. Faktiškai kiekviename mače pelno 90 daugiau taškų ar apie 100 ir Luka Banki pradėjo tokį propaguoti visiškai komandinį krepšinį, netgi tokiu lyderiu tapo Elijah Bryantas. Manau, kad Žalgiriui bus labai sudėtinga, nes Anadolu Efes turės motyvacijos, jie gali pakilti laimėję į pirmąjį šešetą ir išvengti įkrintamųjų varžybų. Prognozuoju gana užtikrintą Efeso pergalę, maždaug 10 taškų skirtumų. Taip, Eurolygoje čempiono titulą ginantis Atėnų Panathinaikos klubas priims Belgrado Crvena Zvezda. Irgi reikšminga dvikova abiem komandoms. Panathinaikos ir gali kilti į antrą vietą reguliariajame sezone. Crvena Zvezda irgi gali prasibrauti dar teoriškai į pirmąjį šešetą. Serbijos ekipa pastaruoju metu klupinėja, 2 pralaimėjimai iš eilės, o Panathinaikos demonstruoja randų krepšinį, nors ir toliau verčiasi be vieno savo lyderių, ilgai traumuoto Matijaso Lesoro. Pastaruoju metu beveik nesustabdomas Kendrikas Nanas, Panathinaikos lyderis, niekas jam negali užmauti apynasrio ir šį kartą prognozuoju, kad jis terorizuos varžovų gynybą, tikrai mes 20 ar daugiau taškų, nes Crvenos Zvezdos gynyba tikrai braška pastaruoju metu, ir spėju, kad Atėnų ekipa namie švęs pergalę maždaug 7-8 taškais. Savaitgalį Lietuvos krepšinio lygoje iš numirusių bandys keltis Klaipėdos Neptūno krepšininkai, bet lengva kaip nebus. Klaipėdiečiai priims Vilniaus Rytą, kuris neseniai nukovė Vilniaus Wolves komandą. Tuo tarpu
klaipėdiečiai prieš tai namie nusileido Jonavos klubui, turėjo net 30 taškų deficitą ir mačo pabaigoje pasivijo varžovus, tačiau vis tiek pergalę šventė jonaviečiai. Georgijos Vovaras jau namie, Vidas Ginevičius pavaduoja buvusi vyriausiai trenerį, kuriam tikrai turi jis daug žinių, bet trūksta charizmos, trūksta griežtumo, kol kas Neptūnui nematau didesnių prošvaisčių, Rytas neturi veteranų, yra jaunesnė, greitesnė, atletiškesnė komanda ir aš manau, kad vilniečiai iškovos pergalę, perlauš rungtynių eigą antroje mačo pusėje, kai jau pavargs, išsikvėps aikštės šeimininkai, kičiau Ryto triumfas maždaug 12-13 taškų persvara. Tai buvo mano komentatoriaus Vaido Čeponio analizė ir prognozės. Neskubėkite keisti automobilių padangų, dar bus ir šlapdribos, ir lietaus, ir visko, ir ką. Būkite saugus, važiuokite atsargiai ir žiūrėkite krepšinį. Iki.